rūpinantis mažais dalykais. Bet Mateta ir aš mes kuriame puslapius, programėlės. Tai mes darome savaitės bėgyje ir taip pat darom ir bažnyčioje ir mums tai labai patinka. Ir daugokai laiko praėjo nuo kada aš paskutinį kartą kalbėjau ir kai kurie klausėt, kada aš kalbėsiu. Tad labai džiaugiuosi, kad vėl aš tai darysiu šiandien ir šiandien bus gana paprasta žinia. Mes tęsime seriją apie stebuklus ir jei buvote paskutinės porą savaičių, gal matėt video, kurie iš mūsų bažnyčios šeimos dalinosi savo istorijomis, tad šiandien pasidalinsim dar vieną istoriją. Ir kai mes skaitome raštą ir matome tuos stebuklus, kurias Dievas padarė, iš Senojo, iš Naujojo testamento, tai ne tik istorijos iš kažkada seniai. Dievas veikia ir šiandien, ir jisai gyvas, ir todėl mes rodom šios video. Nes tai yra liudijimai to, ką Dievas daro šiandien, ir tai yra tikrai ypatinga. Tai tie, kas buvo paskutiniai sekmadieniai, matėm Jordan ir Andrėjos istoriją ir aš verčiau ir tiesiog šluoščiausi ašaras ir tiesiog jaučiausi nelabai gerai dėl tų, kas klausėsi to vertimo, bet tai buvo labai gera istorija. Tad pažiūrėkime dar vieną video. Šiandien Karos ir Povilo istorija, tad paklausykime. Sveiki, aš Kara, amerikietė, bet aš gimiau ir užaugau Japonijoje ir aš Lietuvausi 9 metus, ilgiau nei kad aš gyvenau Amerikoje. Aš gimiau Japonijoje, nes mano tėtis gimė Japonijoje ir jo tėvai buvo 50 metų tenais misionieriais. Aš užaugau bažnyčiai. Ir aš pamenu, kai aš buvau sekmadienį su savo sekmadienio mokyklos mokytoja. Ir 5 metų aš augau jame, Kristuje ir augau bažnyčioje. Aš netgi, kai man kildavo klausimų, aš niekada nebuvau nuklydusi nuo kelio. Tai nėra kažkokia tai labai ypatinga istorija papasakot, bet prieš porą mėnesių aš skaičiau Karalių knygą ir tai pakeitė tai, kaip aš žiūriu į savo liudijimą. Ir Karalių knygoje tiesiog pasakojame apie tai, kaip karaliai vienas po kito keitėsi ir kaip jie valdė. Ir gal vienas karalius nueidavo nuo kelio teisingo, bet ateidavo jo sūnus ir jisai vėl vedė teisingą kelią. Ir tai tiesiog tas toks sekimas Kristumi. Ir aš nežinau, kiek mano ta kelionė yra tų mano protėvių. Bet aš einu į bažnyčią, nes aš užaugau bažnyčiai ir mano tėvai ėjo į bažnyčią ir mano seneliai ėjo į bažnyčią. Ir nežinau, kiek atgal kartų tai taip yra, bet kažkuris tai mano protėvis tiesiog nusprendė sekti Jėzumi ir eiti į bažnyčią. Ir aš neturėjau tiesiog turėti to sunkumo ieškoti Dievo ir bažnyčios. Aš tiesiog visada buvau, aš esu. Bet aš norėjau žinoti, kad aš atvedžiau bent vieną žmogų prie Kristaus ir kai aš paliksiu šią žemę, kad aš su savim paimsiu dar bent vieną žmogų su savim. Ir aš turėjau tokią galimybę, kaip buvau universitete. Ir žmogus, kurį aš supažindinau su Viešpačiu, yra čia. Ir aš leisiu jam prisistatyti. Tad aš papasakosiu šiek tiek kitokią istoriją nei Kara. Aš užaugau nekrikščioniškoje aplinkoje. Ir aš atėjau iš
tiesiog daug skyrybų ir blogų moralinių standartų ir mano kelionė prasidėjo, aš studijavau krikščioniškam universitete ir kai aš augau, aš nežinojau, kas yra krikščionybė ar Dievas, aš nebuvau į tai susitelkęs. Ir mano universitete, žinodamas, kad universitetas turi krikščioniškas pamatus, aš vis tiek tenais įstojau. Ir mes turėjom pradžioj praeiti Biblijos klasę privalomą. Ir pačioj pirmoji pamokoje Biblijos aš tai tiesiog susidomėjau, nes tai buvo mano pirmas potyris ir pirmas kartas skaitant Bibliją. Ir nežinojau, kad tai gali nutikti. Ir niekuomet nežinojau, kad tas asmuo, kurio vardas buvo Jėzus, kad jisai atidavė savo gyvenimą už mane, tada aš kėliau klausimus. Aš susitikau su žmonėm, kurių aš klausiau, apie ką tai, kodėl aš apie tai nežinojau. Ir tai buvo vienas iš mano pirmų susitikimų su... Ir tai buvo toks savotiškas susitikimas, nes aš gan kietai klausiau, kas tai, tiesiog klausinėjau, bet kuo aš daugiau skaičiau Bibliją, kuo daugiau klausimų klausiau, tuo daugiau man tai apsireiškė. Ir vienas iš didžiausių pokyčių, aš manau, įvyko, kai aš pirmą kartą pasimeldžiau. Aš buvau agnostikas, tad iš tiesų aš žinojau, kad kažkas ten yra, bet negalėjau to pasiekti. Ir aš nusprendžiau pirmą kartą savo gyvenime pasimelsti. Ir aš nežinojau, kaip tai daryti, nežinojau, koks tai procesas, ar kaip, kur tai turi būti padaryta. Aš tai tiesiog padariau, nes ėjau per tokį sunkų laikotarpį, gana sudėtingą laikotarpį su mano šeima. Tai nebuvo malonus dalykas. Aš tiesiog paprašiau, jeigu tu esi ten, prašau pasirodyk, nes man reikia tavo pagalbos. Ir tada jisai atvedė mano žmoną, tada jinai buvo mano draugė. Jinai priėmė visus tuos spyrius, bet jinai buvo tiesiog su manim. Dievas jai sakė tiesiog būti kantre, tiesiog sakė, kad būtų kantre ir aš dėkoju jam, kad jisai buvo kantrus su manim ir su jam. Ir galų gale aš priėmiau Kristų kaip mano viešpatį, nes jo buvimas buvo toks aiškus. Aš tiesiog žinojau, kad jisai yra tikras. Ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu tai parodyti savo vaikams. Ir aš galėsiu pradėti tą tiesiog kartos po mūsų, kurios bus, kad jos tiesiog tęstų tojame tikėjime. Dabar jūs išgirdote mūsų istorijas. Ir aš manau, kad mūsų mintis yra ta, kad ar tu tiki ar netiki, tu manai, kad tai yra asmeninis sprendimas, bet tu niekada negali žinoti to poveikio, kurį tu paliksi po savęs. Nes kažkas prieš daug kartų priėmė tą asmeninį sprendimą ir tai pakeitė ir mano ir jo gyvenimo kelią. Ir dabar mūsų 3 vaikai, tikėkime, užaugs bažnyčioj ir turės galimybę priimti sprendimą, kai jie bus pasiruošę. Ir mes tikimės, kad galės tiesiog tai prisidėti kartą po kartos iki pasaulio dominavimo.
man patinka jų humoras, pasaulio dominavimas, gera ambicija. Tad jie šiandien ne čia, nes karą pagimdė vakar. Gimė gražus berniukas, kuris yra sveikas, tad jie tęsia šią pergalę. Ir jie tikrai pasišventė reikalui. Tad Dievas veikia šiandien, jis keičia gyvenimus. Man labai patinka, kaip jie pasidalino tą tiesiog perdavimą tikėjimo iš kartos į kartą ir aš to noriu. Nežinau kaip jūs, bet aš to noriu tiem žmonėm, kurie yra mano gyvenime ir mano vaikams, kad jie tai perduotų savo vaikams ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš manau, kad tai yra labai ypatinga. Tad paskaitykime šiandienos ištrauką. Aš skaitysiu iš Mato 20 skyriaus. Tai istorija apie tai, kaip Jėzus išgydo 2 aklus žmonės. Tad Mato 20 skyrius, 29 eilutė. Jiems išeinant iš Jericho paskui Jėzų sekė didelė minia. Pakelėje sėdėjo 2 neregiai. Išgirdę praeinant Jėzų, jie ėmė šaukti: Viešpatie, Dovydo sūnau, pasigailėk mūsų. Minia draudė juos, kad tylėtų, bet anie dar garsiau šaukė: Viešpatie, Dovydo sūnau, pasigailėk mūsų. Jėzus sustojo, pasišaukė juos ir paklausė: Ko norite, kad jums padaryčiau? Neregiai sako jam: Viešpatie, kad atsivertų mūsų akys. Pasigailėjęs, Jėzus palietė jų akis, jie tučtuojau praregėjo ir nusekė paskui jį. Tai yra istorija, apie kurią mes šiandien aptarsim. Tad šios istorijos kontekstas yra toks, kad Jėzus ir mokiniai keliavo į Jeruzalę ir praėjo per Jericho miestą. Ir tai yra paskutinė ta kelionė į Jeruzalę, kur Jėzus turės kentėti ir numirti. Ir daug dalykų vyksta jo mintyse. Tai pabaiga viso šio dalyko. Ir mokiniai nesupranta, tad jis turi taip pat mąstyti ir apie juos. Ir daug dalykų vyksta jo galvoje. Bet kai jie išeina iš Jericho, tie 2 aklieji kažko tai nori iš jo. Ir manau, tai mano pirmas punktas, kad Dievas yra ten ir jisai sustoja dėl mūsų. Jei mes pažiūrėsime iš tų neregių perspektyvos į istoriją, mes galime su jais susitapatinti. Tikiu, kad jie sėdėdavo toj pakelėj ir matė, kaip žmonės juos praeidavo ir ignoruodavo, kaip galbūt iš jų netgi tyčiojosi. Mes matome žmonės net ir šiandien, kaip žmonės elgetauja gatvėse. Ir tai mums yra įprasta. Mes matome tokius žmonės. Ir tai nėra lengvas gyvenimas. Ir kartais erzina tokie žmonės, kurie kažko tai prašo ir mes tiesiog neatkreipiam į juos dėmesio. Neplanavau tuo dalintis, bet buvo vieną kartą toks nutikimas, kai aš buvau Maniloje, Filipinuose. Aš dirbau finansiniam tokiam centre, finansiniam rajone ir elgetautojai ten nebūdavo įleidžiami. Ir Maniloje labai yra didelis kontrastas, yra labai turtingi žmonės ir labai vargšai žmonės.
Yra žmonės, kurie skraidina vaikus į mokyklą su sraigtasparniais, o yra žmonės, kurie gyvena kažkur po tiltu. Bet būtent toj vietoj, kur aš dirbau, ten negalėjo būti jokių elgetų. Policija atvyksta, juos surenka ir išveža. Jie žino, kad jie ten negali eiti. Ir vieną rytą, kai aš ėjau į savo ofisą, tiesiog iš niekur atsirado žmogus, kuris prašė pinigų. Ir aš nesupratau, kas vyksta. Aš tiesiog praėjau. Ir būti atviru, aš tą rytą eidamas, aš meldžiausi, Dieve, padėk, kad aš prisilieščiau prie kieno nors gyvenimo, šiandien leisk pasidalinti tavo meilę. Ir staiga tas vyras prašo pinigų. Ir aš tiesiog praėjau pro jį. Ir staiga man atėjo mintis, kad ką tu padarai. Juk tu tik ką meldėsi, aš tau daviau tą žmogų, tada aš apsisukau ir nebemačiau jo. Jisai buvo dingęs. Nežinau, kas nutiko, bet jis nebebuvo ten. Jo nebebuvo. Ir tai mane tikrai palietė, kad mes dažnai praeinam pro žmonės tiesiog taip. Net ir tuos žmonės, kurios Dievas duoda. Ir mes galim patirti Dievo buvimą tuose mažose dalykuose. Tad tie elgetos jie yra pripratę, kad juos ignoruoja ar nustumia šalin. Jie tiesiog tikėjosi kelių monetų. Tai ne kažkoks labai geras gyvenimas, bet tai gyvenimas, kokį jie žino. Ir taip pat buvo ir tiem dviem neregiam elgetom. Ir kai jie išgirdo, kad Jėzus praeis pro juos, jie šaukė, jie šaukėsi Jėzaus, jie tikėjosi gauti kažką. Bet minia bando juos nutildyti. Jūs to nenusipelnėt, jūs nesate svarbus. Ir aš manau, kad kai kurie iš mūsų galbūt taip jaučiamės. Gal buvo laikotarpių gyvenimuose, kai jautėtės palikti ant to kelio krašto, kai buvote nustumti šalin, kai jums sakė, kad jūs nesvarbus. Ir tai ši žinia jums, kai mes jaučiamės nepakankamai svarbus, Dievas yra čia ir Dievas yra su mumis. Ir aklieji žmonės neregiai tais laikais buvo netoli nuo tų, kurie buvo nuo tų raupsuotojų, kurie būdavo atskirti visiškai nuo visuomenės. Ir akli žmonės klausdavo žmonės, dėl ko, tai dėl jo nuodėmės, dėl jo tėvų nuodėmės, gal tai kažkokia bausmė, prakeiksmas, kas tai bebūtų, bet tas asmuo nevertas mano dėmesio, jisai nesvarbus. Tad jie sėdėdavo ant kelio krašto ir tiesiog elgetaudavo diena iš dienos. Ir kartais mes girdime tuos balsus mūsų galvoje, kurie bando mus nutildyti. Ir sako mums melus, sako, kad mes nesvarbus. Ir jei tu esi vienas iš tų žmonių, kuris taip jautiesi, manau, kad svarbu suprasti, kad Jėzus sustojo dėl tų dviejų neregių. Ir jisai kalbėjosi su jais. Ir jam jie rūpėjo. Jėzus buvo kitoks, jisai kalbėjo su prostitutėmis, su muitininkais. Jisai lietė raupsuotusius. Ir jisai prieidavo prie elgetų. Ir tai yra tas pats, ką jisai daro šiandien. Jis vis dar gelbsti žmonės.
ir priima žmonės į savo šeimą. Yeah, so as I was saying, if you feel like Tad you're not important, if you feel jeigu like tu you're jautiesi left on the side nesvarbus, of the road, paliktas if you feel like you've done ant kelio something krašto, terrible or ar something jauti, kad terrible kažkas was tai done to blogo you, tau nutiko ar buvo and you padaryta feel like you don't matter, ir jautiesi, tarsi tu nesi God has a svarbus, message for you Dievas today. turi tau žinę šiandien. I want you to picture a little bit, like close your eyes. I want to ask you to close your eyes and picture Kviečiu all that stuff užsimerkti that's going on. ir Like įsivaizduoti if this viską, is kas you, vyksta. if you've Jei had tai tu, people speak badly about you, jei žmonės apie tave said blogai maybe some kalbėjo, nasty things about you, or maybe you've done something like ar that to galbūt tu someone kažką else, tai tokio and padarai maybe you kitiems, feel that shame and that gal jauti guilt, kaltę and you feel ir like just gėdą curling up and hiding in shame. ir tiesiog slėpiesi Just toj picture gėdoj. that for a moment. Tiesiog įsivaizduok tai akimirkai And then picture Jesus ir įsivaizduok Jėzų approaching you prieinantį right prie now, tavęs dabar, coming to you just as you are with all your ateinantį pas mess. tave tokį, koks tu And with esi. everyone trying to silence you, Ir kai kažkas tai he bando reaches tave out to nutildyti, you. jisai And for a prieina prie moment, I want tavęs. you to just listen. Ir tiesiog Just listen. akimirkai What noriu, is kad it that he wants to tell paklausytum, you? ką jisai nori pasakyti Not tau. someone else, but Ne, you. ne kažkam kitam, bet tau asmeniškai. I could be saying a lot of things today and preaching whatever long message, but really what really matters is what God is saying to you. Ir galim pamokslauti ilgas žinias, bet svarbiausia tai, ką Dievas nori tau šiandien pasakyti. And these are the words that you perhaps needed to hear today. Ir tai yra žodžiai, kurias galbūt tu turėjai išgirsti šiandien. Let's think a little bit about what it is that these beggars were asking for. Tada pažvelkime į tai, ko tie Elgetos prašė. Pažiūrėkime į kontekstą tos istorijos. Ir tam pačiam skyriuje du broliai Jėzaus mokiniai, Jokūbas ir Jonas, jų mama prašė už juos, klausė už juos. Jei Jėzus nuvyks į Jeruzalę ir taps karalium, ar galim sėdėti prie jo, iš jo dešinės ar kairės, kai jisai bus karaliumi ir sėdės sostą, ar galime būti jo dešinėje ir kairėje, argi tai nebūtų nuostabu. Ir tai jų prašymas Jėzui. Ir žinoma, jis jiems paaiškina, kas nutiks ir kad jisai turės kentėti. Ir jūs iš tiesų nesuprantat, ką reiškia sekti manimi. Ir taurė, kurią aš išgersiu. Ir kaip kontrastą mes turim tuos du neregius, kurie prašo pasigailėti. Ir manau, kad Jokūbui ir Jonui idėja, jog Jėzus taps karaliumi, buvo ta idėja, jog dabar mūsų gyvenimas bus toks puikus, mes turėsime valdžią, o tiems Elgetoms, manau, kad karalius praeina pro juos, ta idėja reiškia, jog mes galim gauti pinigų. Ir tai yra tai, ką Elgetos daro, jie prašo pinigų. Ir kai karališka valdžia praeina, jie gali tapti turtingais ir nebeturės elgetauti gal ilgą laiką. Ir mes galim sakyti, ir
žino, kad turtingi žmonės mėgsta duoti pinigų, tad pasakykime, kad jisai karalius ir priverskim jį jaustis gerai, kad jeigu jisai karalius, jisai turi jaustis gerai duodamas kitiem. Ir ko jie nesitikėjo, jog Jėzus iš tiesų sustos ir kreipsis į juos, gal jie tikėjosi, nežinau, kad Jėzus atsiūs vieną iš savo žmonių ir tiesiog pabers monetų ir toliau nuvyks, bet Jėzus stabdė visą minę ir jisai kreipėsi į juos. Tad įsivaizduok, tu esi neregys ir visas tas triukšmas aplink tave vyksta. Kalbos apie Jėzų, apie karalių praeinantį pro šalį. Ir tai tavo galimybė. Ir jie bando tave nutildyti, bet tau nesvarbu, nes tu nenori praleisti tos galimybės, nes kada kitą kartą karalius praeis šiuo keliu. Tad šaukimės, tad jie jo šaukėsi, nepaisant minios. Jisai sustoja, kreipiasi į juos ir staiga jie atsiduria dėmesio centre ir jie nežino, kas nutiks dabar. Ir tuomet Jėzus užduoda tikrai keistą klausimą jiems. Ko norite, kad jums padaryčiau? Tai keistas klausimas. Mes elgetos. Duok mums pinigų. Bet ne taip nutiko. Ir klausimas, kurį jie išgirsta, jisai sako, ko norite, kad jums padaryčiau, kodėl jisai klausia to klausimo. Tai yra akivaizdi situacija, tiesiog duok pinigų, kodėl tu klausi. Ar gali būti, kad Jėzus kažką tai, kažkokią užuominą duoda, ar gali būti kažkas daugiau. Ir aš manau, kad tie du elgetos girdėjo istorijas apie Jėzų, kad jisai kažką išgydė. Gal jisai ir gal girdėjo prieš tai, kad jisai atstatė kažkieno tai regėjimą. Gal jie girdėjo tas istorijas ir dabar jie galvoja, o jeigu mes paprašytumėm ne pinigų, o regėjimo, kas tada nutiktų? Ir aš tikiu, kad gal buvo tokio, o ką jisai, jeigu jisai nesuteiks mums regėjimo ir mes negausim nei pinigų, nei mūsų akis atsivers. Gal tiesiog pasilikim prie to, ką tikrai žinom, paprašykim pinigų. Bet galų gale jie nusprendė surizikuoti ir pasakė Viešpatie, kad atsivertų mūsų akis, mes norime matyti. Ir Jėzus sako, pasigailėjo. Ir jisai suteikė jiems to, ko jie prašo, jisai juos išgydo. Ir tai yra stipri istorija. Gana paprasta, bet tikrai stipri, kai mes pasakome Dievui, ko mes iš tiesų trokštame. Dievas mus sutinka ten ir kai mūsų maldos yra iš tiesų nuoširdžios ir mes pasakome tai, ko mums tikrai reikia ir ką mes jaučiame, Dievas atsako į tai. Mums nereikia kažkokių tai gražių, ypatingų žodžių. Kai mes meldžiamės, mes galime būti savimi ir tiesiog pasakyti jam, kaip yra, ir jis atsako. Ir yra maldos autentika. Ir kažką neseniai esu girdėjęs sakant, kad kalbant apie maldą, širdis yra svarbiau be žodžių, nei žodžiai be širdies. Širdis be žodžių
Netgi jūsų maldos neturi būti ilgos maldos. Just be yourself. Just Tiesiog flow būk as you savimi, would with a kalbėk, friend. kaip kalbėtum su God draugu. honors that and He Ir responds. Dievas tai gerbė ir atsako į tai. It's simple. Tai paprasta. It really is. This passage ends with Ir ši ištrauka baigėsi tuo, kad with a statement that after they were healed, they followed Him. jog po to, kai jie buvo išgydyti, And that's jie kind of nusekė natural, paskui right? jį. When we look at it. Ir tai Of course, atrodo you natūralu. just got healed. You Tu couldn't tik ką see for pagijai, the tu nematei most of visą your life or the ar entire life, didžiąją and dalį now ar visą now savo you gyvenimą, can. o Of dabar tu course, gali. you will follow the guy who Žinoma, healed jog you. tu seksi tuo žmogum, kuris tave But we išgydė. know, Bet mes žinom, 2,000 years later, it's a po story that 2000 happens to metų, all of us. tai istorija, We kuri come nutinka into mums, encounter with God, kai mes sustinkame su Dievu, then we follow Him. tuomet mes sekame juo. It's the natural response from Tai our side. natūralus atsakymas Discipleship mums. begins Mokinystė when we prasideda encounter tada, Jesus. kai mes sustinkame It's the su only Jėzumi. natural response, really, when you Ir encounter tai Jesus. vienintelis natūralus atsakas, kai To tu become sustinki His su disciple, Jėzumi. to follow Him, to Tapimas jo grow forever. mokiniu And so they had ir their seki life, paskui they had jį. their comforts, Tad jie turėjo they, savo gyvenimus, lived by the side of the road. gyveno ant And kelkraščio. now, from that day on, Ir nuo tos their dienos life was completely jų gyvenimai buvo visiškai pakeisti. and they choose to follow Him. Ir jie pasirinko sekti juo. God does that even today. Dievas daro tai ir We šiandien. heard that Mes in girdėjom Karas and Povilas story. karos tarp Povilo istorijų, tai And if you're a believer, you ir jei have tu your esi story to tell. You tikintysis, have passed tu turi savo istoriją. If you would like to share your story, please come up to us. Ir jeigu tu nori pasidalinti savo istoriją, prieik prie mūsų ir mes įrašysime tavo liudijimą, tai kaip tu susitikai su Dievu. Tai neturi būti kažkas dramatiško, tiesiog tavo istorija, kaip tu seki Jėzumi. And I loved how Kara said, Ir man patiko, kaip Kara pasakė, jog when she goes to heaven, she kai wants ji to take nueis į dangų, someone with her. ji nori pasimti kažką tai And kartu this su happened to savim. be her husband. Ir taip nutiko, kad tai yra jos vyras. But it'd be cool to take someone with you. Būtų tikrai And šaunu you don't kažką know paimti what su impact savim. your story Ir tu will nežinai, make on kokią someone's įtaką life. padarys tavo istorija kažkieno gyvenime. I shared this story before. Those who know me know my story, but Ir aš esu dalinęs I was savo 17 istoriją. and I grew up in a family that Man buvo did not 17, have anything to do aš with užaugau faith. šeimoje, kuri nieko bendro neturėjo su tikėjimu. Abu mano tėvai buvo komunistai. Even after I became a believer, Ir po to, kai aš net back įtikėjau, from school and I aš would grįždavau find iš mokyklos ir books rasdavau about dangers of religion because knygas I apie didn't believe religijos that. My parents pavojus. tried to convert Ir me mano back. tėvai bandė mane atversti atgal. But at the age of 17, I Bet was 17 tired of metų life. My aš parents buvau got pavargęs divorced. nuo gyvenimo, mano tėvai išsiskyrė. I was really depressed. I was Aš struggling. buvau labai depresuotas ir aš, My life and what's the future. man tiesiog buvo labai sunku, nežinojau, koks mano gyvenimas manęs laukia. And I didn't know what to Aš do jau next. netrukus turėjau baigti mokyklą, nežinojau, ką toliau veikti. Tiesiog tikrai buvau labai pasimetęs. Ir tiesiog Classmate came up to me and netikėtai vieną dieną mano klasiokas priėjo prie manęs ir pasakė: Andriau, ar žinojai, kad Dievas tave myli? Ir jisai taip tave myli, kad jisai numirė už tave ant kryžiaus. Ir tai buvo tikrai labai keista žinia, nes aš niekada neturėjau to koncepto Jėzus, nežinojau, kas jisai yra ir tos istorijos. Bet kai jį pasakė tai, kad jis mirė už mane, aš tikrai nieko nežinojau, kas būtų pasiryžęs numirti už mane. 17 metų aš tikrai neįsivaizdavau, kad kažkas tai galėtų tai padaryti dėl manęs. Tad tuo metu man pasirodė, wow, jeigu tai tikrai tiesa, tai yra tiesiog neįtikėtina. Tad jį man davė Bibliją, mano pirmą Bibliją. Ir aš grįžau namo ir turėjau tokią, susipykau su mama ir aš tiesiog užsidariau kambarį, atsisėdau ant sofos ir sakau, Dieve, jeigu tu esi, ką tu sakai apie tai, ir aš padariau krikščionišką dalyką. Ką Dievas pasakytų, jeigu aš tiesiog atsiverščiau kažkokį tai puslapį.
Ir buvo Jėzaus žodžiai iš 11 skyriaus, Mato. Ateikite pas mane, visi, kas esate pavargę. Ir, ir aš tiesiog pajutau, kad aš buvau tas pavargęs ir aš turėjau tą tokį tai tiesiog tie žodžiai mane pakeitė. Aš tiesiog 3 valandas sėdėjau ant sofos ir verkiau. Ir tiesiog jaučiau, kad Dievas mane myli, kad Jis kviečia mane pas save. Ir kitą dieną aš nuėjau į mokyklą ir paprašiau tos klasiokės, kad jinai daugiau man papasakotų apie Jėzų, nes man atrodo, kad Jis kalbėjo su manim ir po 2 savaičių aš jau pamokslavau kažkokiai katalikiškoj bendruomeniai. Ir ten buvo mano klasiokai ir keli kiti jaunimo. Ir ten tie žmonės pasimeldė, šlovino ir aš turėjau kalbėti ir liko tik keli žmonės, kelios pagyvenusios moterys ir štai aš nieko nežinau apie tikėjimą, bet žinau, kad Dievas mane myli ir noriu to dalinti su kitais žmonėm. Tad aš atsistojau ir kai pradėjau šnekėti, žmonės pradėjo išeiti, tai tikrai labai padrąsina, kai tu pirmą kartą. Bet buvo tos 2 pagyvenusios moterys ir jos verkė. Ir mane tai tikrai palietė. Ir aš pagalvojau, aš bet kur nueičiau ir kalbėčiau apie Jėzų bet kur. Ir tai mano tokia istorija. Ir nuo to laiko aš bandau tai daryti. Ar sekėsi, ar ne, tiesiog tai dariau. Ir mokinystė yra mūsų pašaukimas. Ir prieš porą savaičių mes turėjom pamokslininką, kuris sakė, jog iš visų stebuklų Biblijoje didžiausias stebuklas buvo, jog Jėzus žinojo Zachiejaus vardą. Ir Jisai žino mūsų vardus, Jisai žino tavo vardą. Ir tu gali galvoti apie save, ką nori, bet Jėzus žino tavo vardą. Ir Jisai kviečia tave į asmeninį santykį su juo. Kviečiu atsistoti ir pašlovinti. Praleiskime kelias akimirkas tiesiog tyloj. Tiesiog kalbėk su Jėzumi. Įsivaizduok save kaip vieną iš tų neregių. Jisai prieina prie tavęs ir kalba su tavim ir kviečia tave. Ir dabar, kai tu išgirdai jo balsą, kai tu jį patyrai, tai yra kvietimas tau sekti juo visu, ką tu turi. Pasakyk jam tai, atsakyk jam. Kai kuriems iš jūsų, gal jūs nesate patyrę Dievą tokiu būdu. Gal jums tai yra kažkas labai naujo ir truputį keista. Viskas tvarkoja su to. Jei tai tu, tiesiog kviečiu pasimelsti šią maldą su manim. Dieve, dėkoju, kad tu mane myli. Tu visada mane mylėjai. Ir Dieve, ateinu pas tave su visu sudužimu, su visa nuodėme, su visa gėda ir kalte. Ačiū tau, Dieve, kad tu mane myli vis tiek, nepaisant to.
Ačiū tau, kad tu numirei už mano nuodėmes. And thank you that I can come and just tell you Ačiū, kad as aš it galiu is, tiesiog ateiti ir pasakyti viską, what I kaip yra, feel, what I kaip jaučiuosi ar ką And God, patiriu. I entrust to you not only my past and my Ir present, Dieve, but I give you my future. aš tau atiduodu ne tik dabartį ir praeitį, bet ir ateitį. Noriu sekti tavimi, I want to know you more. noriu pažinti tave daugiau, I want to love you more. noriu tave labiau mylėti. And God, sometimes I don't know what to ask for. Ir Dieve, kartais nežinau, ko And God, prašyti sometimes maldoj, I don't know how to pray. kartais nežinau, kaip melstis. But Lord, Bet Viešpatie, you know my heart. tu žinai mano širdį. And God, more than anything, I Ir want Dieve, your kingdom labiau nei bet ko, fulfilled in my life. aš noriu, kad tavo karalystės tikslas būtų išpildytas mano gyvenime, per mano gyvenimą. God, I give you my desires, my Dieve, thoughts, atiduodu savo troškimus, align them mintis. with yours. And help me see people the way you see them. Padėk man matyti žmonės, kaip tu juos matai. And if you have whatever circumstances in your life and you need to Ir jei ask God tavo for something, gyvenime yra kažkokios aplinkybės that's right now. Just tell ir him in your own turite words. paprašyti kažko, tai Just tell Dievą him. tiesiog pasakykite jam savo žodžiais. Whether it's physical healing, Ar tai būtų fizinis išgydymas, ar situation, darbo financial situacija, provision, ar finansinis aprūpinimas, Dievas yra čia dėl tavęs, tiesiog paprašyk jo. We're gonna sing one more song. Mes pagėdosime dar vieną giesmę, If you would like to receive prayer, bet jeigu norėtumėt maldos, just turn to someone next to you. Just kviečiu pasisukti į ką nors šalia jūsų ir galite paprašyti pasimelsti už jūs. Neturi būti nieko labai dramatiško ar super specialaus, bet tiesiog galite paprašyti ko nors kito pasimelsti už jūs. Dievas yra čia. He's in our midst. Jis yra tarp mūsų ir tu gali jį patirti ir pažinti jį asmeninio ir tikrai intimiu būdu. Let's worship. Tad šlovinkime.